Kreminė varškė su truputėliu karamelės ir popkornai, kad būtų traškumo. Ar gavosi gerai? O taip. Ir visai ne per saldu. Pirmiausiai užsimaišiau tešlą pagrindui, sudėjau kiaušinius, cukrų, supyliau išlydytą sviestą. Suberiau pusę šaukštelio druskos, tada miltus, viską gerai išmaišiau. Ir išminkytą tešlą padėjau pusei valandos į šaldymo kamerą. Gerai sustingusią tešlą išsėmiau iš šaldiklio, pasiberiau miltų ir dabar laikas minkymui. Padengiu visą tešlos paviršių miltais, kad lengviau kočiotųsi. Išsikočioju maždaug 3-4 mm storio pagrindą. Sudėkite į torto formą, kraštus viršuje užlenkite, kad nesukristų kepant. Dedam kepti į orkaitę. Čia yra varškė, sviestas. Pilu kiaušinius, cukrų, sudedu grietinę. Viską labai gerai išmaišau. Beje, nepamirškit krakmolo. Pamiršau įdėti, tai teko pabaigoje įdėti. Ir visą gerai išmaišytą masę supyliau ant jau iškepusio pagrindo. Dabar 45 minutėm grįžta į orkaitę. Ir kai iškepęs atvės, padedam į šaldytuvą nakčiai. Cukrų ir gliukozės sirupą paviriau apie 3-4 minutės. Pamažu supyliau grietinėlę. Pilam ir maišom, kol gausis vientisa masė. Dabar sublendinam želatiną užpiltą vandeniu su kondensuotu pienu. Pabaigoje į atvėsusią masę sumetam sviestą, maišom, kol visiškai ištirps. Ir va taip gausis štai tokia graži karamelė. Atvėsusią karamelę supilkite ant torto viršaus, šiek tiek atvės ir papuoškite. Skanaus!